Nu ir man patinka šitas automobilis, žinokit. Aš galvoju, kad ten šūds, bet... Sveiki sugrįžę visi į Beno projektai kanalą ir šį kartą, netikėtai yra toks pasakymas, atsikėlęs ir Benas, nežinau, ko jau baigsis vakaras, ypač kai yra susijęs su mašinų nupirkimu. Ir mes turim tokį su draugu projektą sugalvoję. Pamatysit, apie ką tas projektas truputėlį vėliau. Bet tam projektui šiandien gavau pasiūlymą nupirkti naują automobilį. Tiksliau, tam projektui mums skirta, kuris tiktų mums automobilis. Ir važiuojam šiuo metu jį pasimti ir pasižiūrėti, kaip ten realiai atrodo. Iš tikrųjų, suderinau jau kainą, jau dėrybos įvyko, automobilio aš esu nematęs. Ir net nežinau, kaip jisai realiai atrodo. Gavau apie 10-15 nuotraukų, kurias patikiu čia dabar. Galite matyti, kaip tai atrodo automobilis. Ir važiuojam į vietą, žiūrim, kaip jisai atrodo realybėje. Tikrinam su CarVertical. Neužmirškit naudotis mano CarVertical nuolaidos kodu BEN20. O ką, mes važiuojame į vietą ir pasižiūrėsime, kaip atrodo būtent tas automobilis. Lekiam. Ką atvažiavom, bandom užkurti automobilį. Čia, lietuvai rankenėlė. Nešildyta. ABS šviečia, bet aišku, kodėl. Salonas fainas, sėdynės kožinės. Čia vietos pilna. Liukas. Neužsirakina, kai... Gali neužsirakins, ne? Neužsirakins durelis, jeigu uždarysim užkurt? Ne. Mes automatinis užraktas neveikia. Jeigu norėsit, kad veiktų, tai reikės keisti tuos motoriukus ar kaip automatinis. Tai neužsirakina mašina? Ne, neužsirakina. Esu užsitrenkęs. Esi? Esu. Bagažinė? Iš vidaus tik? O, subas. Neoriginalus gražiai dėns. Originalus. Ar originalus? Ja. Šitie irgi. Aš jau supratau, kad jei laikai jau šitus rankose, reiškia, gali gauti per sprandą neblogai. Vasarą dar būna, jeigu šilta, tai dar laiko dar. Tepaliuko pardėta, nes lyja, ar tiesiog nuo keitimų? Keista buvo prieš 3 savaitės, kad aš važiuoju. Šakės iš to dangčio, jeigu gausiu per galvą, tai bus reikalai. Dabar nebuvo iškūręs, ar nešaltai? O kiek stovi jau kelią savaitę? Ne, tokią mašiną negali stovėti. Jinai su puslė stovėdama. Tarsi, jeigu tu važiuoji su mašina, yra viskas gerai, bet jeigu tu... Statai ją. Tai bus blogai. Nu, kol kas sausai stovi dar. Balų nėra tepalo, ne? Ten, kur stovi. Nu ką, einam prasimušt CarVertical ataskaitą. Pasižiūrim in kodą ir mušamės nuo CarVertical ataskaitą. Kodą nusirašėm nuo technikinės lapų ir turim CarVertical ataskaitą. Ir odometras matom šauktukas ir title patikra ir patirta žala yra užfiksuota, kaip savininkas sakė. Buvo daužta į šį kampą Amerikoje, senai, nes jau Lietuvoje 12 metų. Tad žiūrim į ridą, kas tenais yra su šauktuku ir matom, kad atrodo lyg sukta. Bet neužmirškim, kad šitas automobilis yra iš Amerikos ir buvo nepakeistas rodmenis būtent skydelyje ir būtent technikinė varant buvo užfiksuotos ne kilometrai, o mylios. Tad skaičiuojam, matom, kad jeigu skaičiuosim kilometrais, viskas sutampa, viskas gražu, automobilis fainas, man patinka ir mūsų projektui tinkamas. Tad ką, mėlieji mano, naudojamės nuolaidos kodu BEN20, o mes einam pildytis dokumentų. Žmona prašo dar pravažiuoti, bet aš nežinau. Gal reikia?
Važiuojam, dar pravažiuosim ir eisim pildytis dokumentų, nes man patinka limpa ir važiuojam. Namo jau užsidegė lempučių naujų, degė GPS, dabar dar stabdžių užsidegė, bet čia turbūt dėl to paties. Dėl ko man ir sakė, kad čia gali būti blogai. Bet tik pažiūrėkit čia, kaip graži nuoninės visos lempiečkos, eikti savo. Nu, belekai, fainiai. Jėga. Gera mašina. Man patinka. Labas rytas. Tai ką, griebėm vakarykštį naują pirkinį ir lekiam į traselę. Tai šiandieną mes važiuojame į Vilnių su tam tikrais reikalais. Ir mums reikia automobilio. Ir žmonos mašinos neimsim, o Audi užrašyta pas meistrus, nesi nori kuriasi, nori nesikuria, nuvažiavus į Vilnių, tada kada reikia, žinau, kad neužsikurs. Tai o su kitom mašinom nenori važiuoti, norisi važiuoti su sava. Tai šiandieną mes turim jau savo šitą Eclipse'ą. Einam pažiūrėti, kaip Cold Start atrodo. O, vidų salonas. Vakar parlikiau. Iš Kauno. Taip, reikia neužmiršti šitą mašiną automatas. Nu. O, kaip gražiai. Va. Nu, puiku. Sakau, kol stovim prie šviesoforum, galim truputėlį ir pakalbėti. Tai mašina neruošta pardavimui praktiškai. Pakeitė teplus, bet ten, žinot, pastovėtas Eclipse'as čia netikėtai, jokiuose skelbimuose nebuvo. Netikėtai man čia pasiūlė ir paėmiau. Tai bet Eclipse'as, sakė, žmogus daugiau dėmesio gauna negu jo naujas automobilis, kur yra Kia Stinger baltas. Tai iš tikrųjų labai gražus jo automobilis. O šitas Eclipse'as vis tiek gatvėse daugiau dėmesio sulaukia. Tai tikrai išskirtinis modelis, kurių nėra daug. Ir manau, kad tikrai kažkas kažkada senai svajojo apie tokį. Aš šitą Eclipse'ą vadinu pasenusią svajonę. Kas yra pasenusi svajonė, tai yra, kai mes kažkada turėjome kažkokią tai svajonę, žiūrėdavom, sakydom, norėčiau turėti, bet dienos pabaigoje mes nenusiperkam arba būna labai brangios tos svajonės, arba būna tiesiog ne pagal mūsų poreikius. Tai aš manau, kad šitas Eclipse'as tai yra kažkieno būsi svajonė, kaip aš vadinu. Ir aš irgi tikrai žiūrėdavau į šitus Eclipse'us ir sakydavau, wow, mašina. Ir šiandieną smagu iš tikrųjų atsisėsti už jos vairo ir pasukinėti boronką. Aišku, kad pas ją yra tam tikrų defektų, reikia išvalyti, reikia sužiūrėti viską. Bet čia tos galios, tai pas ją, kaip sakant, 2.4 variklis, 121 kW atrodo. Čia tikrai nėra kažko labai daug. Grynas benzinas pakolkas, gal jeigu projektas įsivažiuos ir įdėsim dujas, dar nežinau, ar apsimokės mums tai padaryti, ar ne. Nu nežinau. O pakolkas aš tikrai esu patenkintas, užsikūrė ryte be jokių didesnių vargų. Šiuo metu skydelyje nedega jokių klaidų. Tik Service Engine Soon rašo ir viskas. O mes ką dabar toliau važiuojam į degalinę ir pažiūrėsim, kiek benzino jinai ryja trasoje. Jei va taip vakar nupirkom automobiliuką ir į Vilniuką. Šaunam. Atvažiavom į degalinę ir einam užsipilti degalų į Eclipse'ą. Tai vėl pilsim pilną benzino baką
Ir žiūrėsim, kiek nuvažiuosim. Ir kiek ryja šitas naujas mūsų pirkinukas. Einam, nu graži mašina, man patinka. Ir va, žiūrėkit, koks benzino užpilimas. Eklipse, užrašiukas tiesiog, puikiai atrodo. Kaip čia atsisuka? O. Nėra kaip įkabint. Dedam ant valytuvo. Imam 95. Ir kol bėga benzinas, galim dar biškį aptart. Tai man patinka, kai ateini pasižiūrėti, ar žmogus prieš tai mylėjo mašiną ar nemylėjo. Tai ir ateini ir Lietuvoje, tu pamatai, kad žmogus uždėjęs Pirelli padangas, bet ir žeminės. Tai vadinasi, jisai tikrai mylėjo šitą automobilį, nes Pirelli padangų naujų tikrai ne visi perka ant savo automobilių. O čia automobilis su Pirelli padangom tikrai, vadinasi, žmogus mylėjo šį automobiliuką. Tikrai ne visą laiką pamatysi tokias padangas. Garsų izoliacija, tai žinokit, nėra čia jos. Važiuoja tikrai garsiai automobilis. Bet šiaip tai man patinka. Tikrai patinka, durelės sulankstytos. Sakė, maltų važinėja ir įkalė. Mašina visą Europą yra apvažiavus. Ir tikrai daug mačius. SE Special Edition. Na ir ką, jau prisipylė mums benzino 50 litrų, dar tilpo į baką. Eik savo. Bet šitas dangtelis tai vertas dėmesio. Užsipylėm degalo ir ką, lekiam į Vilnių. Ir kaip supratote, spidometras rodo mylėmis. Ir mes dabar keliaujam tripa, miles rodo. Ir dabar nulinam. Nulinam ir važiuojam. Reikės apskaičiuoti biškį sudėtingiau šiandieną, kiek suryjo 100 km, nes myliom skaičiuoja. Tai va, tai reiks ieškoti, kaip čia pasikeisti į kilometrą. Pabuvome Vilniuje, važiuojame atgal į Kauną, kadangi tenais buvau šeimos reikalais, tai nieko nefilmavau, nieko nedariau, o dabar išvažiuoju iš Vilniaus per didelį liūtį. Žiūrėsim, kaip Eklipsas susidoro su liūtimi. Šiaip tai galiu pasakyti, dabar 89 mylios yra nuvažiuotos. Nu ir man patinka šitas automobilis, žinokit. Aišku, jisai negalinis, jisai ne kažkoks ten, žinot, šiuolaikinis, vadinkime taip. Bet čia viskas paprasta, kaip du kartu. Aišku, yra dalykų, kurie neveikia. Ir ką jau matau, tai man buvęs savininkas nuoširdžiai viską papasakojo. Tai realiai žinau praktiškai vos ne visų gedimų šaltinį, iš kur viskas ateina, tai reikės sėsti remontuoti, bet po kol kas galiu pasakyti, kas neveikia. Tai spidometrą matau, kiek važiuoju kilometrų per valandą, bet neveikia tas rodiklė, bet greitį rodo. Kitoj vietoj oro kondicionierius neveikia, nešaldo, o nesikeičia vėjelio vieta. Ar iš salono ar ne, bet čia visiškai nieko. Ir bagažinę atidarius gali gauti per galvą, bet čia ir vakar jisai savininkas sakė. O šiaip tai stabili, faina, klauso, reaguoja, ar galinga ne. Kas žiauriai mane patiko, tai liukas, bet kadangi dabar lyja, tai aišku neparodysiu, bet liukas, atidarysiu liuką, parodysiu, kaip jisai atsidaro. Tarsi išsiščiuodžia į lauką ir taip faniai atrodo iš lauko. Ir nu realiai, jums gali kilti klausimas, kiek mokėjau aš už šitą klipsą, nes dar nesakiau, už kiek nusiderinau. Man atrodo, kad nesakiau. Ir parašykit komentaruose, ir gerą kainą nupirkau. Tai už šitą klipsą 2006 ar 2007 metų, neatsimenu, 9 metų, su tam tikrais defektais ir kėbulo ir visa kita, pavažiuosiu namo, gal dar apeisim, pažiūrėsim atidžiau tą automobilį porą minučių. Tai už šį automobilį, toks koks yra, sumokėjau 1750 eurų. Parašykit komentarę, kaip jūs manot, ar daug, ar mažai. Ir
ką man su juo veikit? Gal turit kokių pasiūlymų? Mes turim vieną planą, ką mes veiksim su šiuo automobiliu. Ir parašykit, paspėliokit jūs komentaruose, ką mes veiksim su šiuo automobiliu. Tad lekiam į namus. Vienu žodžiu galiu pasakyti tik tiek. Žiauriai gerai groja šitą garso aparatūrą. Linksminas aš čia. Mašina tai garsi, bet gerai atsukus, ten subas originalus. Aš galvoju, kad ten šūds, bet iš tikrųjų gerai gala. Aš nustebęs, nes čia originali garso aparatūra ir kaip jinai groja tokiam kibire, tokioj mašinai. Tai belia kaip gerai, uoga. Aš tai kažkaip net nesijaučia greičio su jie iš tiesų. Galiu pasakyti, labai smagiai važiuoja, autostradai stovi ant kelio. Nedidukas automobilis, bet tikrai stabilus, fainiai, stabiliai važiuoja, tos jėgos nėra per daug, bet nėra ir per mažai. Tikrai autostradai jinai pasiima, įsibėgėja, važiuoja. Galima viršyti greitį tikrai stipriai. Jeigu norite ir aš asmeniškai tai galvoju, kad geras automobilis už tokią pinigų sumą, kurią nusipirkau. Tai nežinau, aš čia dar. Iš paskos važiuoja Peugeot. Tas toks irgi nusklemtas, tai mes čia biškį padarėm. Tai jeigu tu žiūri, pakomentuok jaunuolį, kuris važiavai iš mano paskos, matau pirmą numerių raidė L ir M. Tai va, tai jei ką parašyk komentarą, žmogau, o aš tai ką važiuoju tikrai smagiai, linksminuos. Su šituo automobiliu galiu taip kažkaip tiesiai šviesiai pasakyti, senai bejaučiau tokią fainą emociją, pasiėmęs automobilį ir taip autostradai važiuoti. Tai muzikytės tik tai atsisukia ir keli, wow. Emocija tikrai šitą automobilis turi gerą. Tai aš dar kartą pasakysiu, jisai toks paprastas yra, kur tiesiog tu jų įruoji ir nėra ten kažkokių super duper, nėra jis super duper greitas, jis nėra super duper kažkoks, bet jis turi emociją ir kai turi automobilis emociją ir garsas tas variklio toks, bet jis turi emociją, tai man patinka šitą emociją, žiauriai džiaugiuosi šito automobiliu ir ką jūs, ar norėtumėt jūs pralėkti tokio automobiliu, ką? Kaip ryte? Kas iš jūsų norėtų pralėkti tokio automobiliu? Ką? Klinikose aikštelė pasistačiau naują pirkinuką. Vienu žodžiu važinėjau dabar keletą dienų visur su Eclipse. Žiūriu, kaip važiuoja. Ir visą laiką, kaip pamatau, tai man jinai tokia fainai. Iš tikrųjų fainiai važiuojantį mašiną. Nežinau, kaip jums. Bet jinai tokia seno kirpimo automobilis, gal taip pasakysiu. Tikrai seno kirpimo automobilis, kuris turi dar tokią emociją. Aišku, durelės reikės tiesinti. Ir visus kitus dalykus pasidaryti. Ką, lipam į mašiną. Ir važiuojame toliau. Važiuojame, nusiplausim, nusivalysim šiandien. Padarysim visą apėjimą aplink ją. Opa! Lekiam.
Ir pažiūrėkit, kaip jos liukos atsidaro. Man tai yra kažkoks kosmosas, kai va taip išvažiuoja jisai. Jėga. Važiavau į Firanto dažų, pasiimti truputėlį, nes Camaro vieną detalę gavau vėliau negu išdažytai visas kitas dalis. Tai reiks biškį su balionėliu dažyti vieną dalį. Ir ką, Eclipse'as tikrai veža gerai, o ką, jeigu jums reikia pieštukų ar dažų, tai Firanto dažai, įdėsiu linką į aprašymą kur. Eclipse'as va, gerai važiuoja, reiks ir jam dažų, irgi reiksim iš Firanto, reiks dažų. Atlikiau į seną garažą, kur ne vienas projektas buvo padarytas ir Mustangas. Jeigu pasižiūrėsit mano cover nuotrauką, kanalo, man atrodo, čia fotografuotas. Tai senas garažas. Ir reikėjo pasimti vieną dalyką, tokį. Čia yra Mustango spoileriukas mažas. Tai irgi turim užsakymą, ne užsakymą, vienu žodžiu. Reikės padaryti ir uždėti spoileriuką. Žiūrėsim ar tiks. Ant Mustangino. Tai va, nori mažiuko gardžiuko. Tai žiūrėsim ar šitas tinka, nes čia nuo Caprio. Atvažiavau detalių į Nextarą pas draugų su Eclipse'u ir žiūrėkit, kokį Durango turi pasistatę. Nu, pažiūrėt, kaip Durango atrodo. Durangienas. 5.7. Kaip hebrytė. O, kaip čia vidai. O, kaip gražiai užsipūdė. 5.7 Hemi. Dujos įdėtos, žinoma. Beats, garso aparatūra. Kokį 100 000 kilometrų pabėgas. Ateinam jūsų truputį pašiurpinti, mes dabar sėdim ir jau 10. Čia pažiūrėkit. Va, toksai. Einam iš kitos pusės. Čia pristatė kažkas Eclipse prie pat. Ja, kaip atrodo. Durango. Kaip sakot, reikėtų padaryti 100 km kainas Durango, ką? Dėkit laikų. Gal ne su šitu, bet su baltu padarysim. Nes kur važiuoja pas manęs į kiemą šią savaitę Durango, tai bus Durangieno video daugiau. O čia dabar intro, kaip gali atrodyti. Kadangi visiškai žmogus nesitikėjo, kad parduos tą automobilį, jis visiškai nevalytas. Jis labai pridulkės ir jau kokius 4 ar 5 mėnesius jis nenaudotas. 3 sakė. 3 ar kažkiek. Tai ir matos, kad važinėjęs mažais vaikais, nes šita mažas, na, tiesiog maža. Čia gerai nuspardė mažas vaikas, nes kai kėdutę įdedi, kojytės tiesiai ir mačiau, kad jisai turi mažą mergaitę. Tai tikrai automobilis nebuvo praktiškas. Tai ką mes dabar turim padaryti, tai paimti ir bent biškį prasivalyti saloną. Ir prasivalom saloną ir važiuojam nusiplauti, nes nuplautas automobilis visada gražiau atrodo. Tai va, tai o taip mes turime Eclipse'ą. Šiaip tai pravažiavau jau. Pravažiavau apie virš 300 km. Tai iš tikrųjų patinka, galite matyti, jausti iš mano video emocijos. Tai tikrai fainas automobilis. Na. Ir tikrai fainiai. Tai ką, einam išsivalom saloną, prasivalom, pasižiūrim, kaip čia viskas atrodo salone, kai išvalysim. Važiavom į plovyklą, didelis triukšmas, daug mašinų, tai negaliu ilgai čia žaisti, kad filmuoju. Tai pasiruošiau 3 eurus pasiruošiau. Varom plauti mašinas. Nusiplojam, dar prasisiurbkim. Nu, pažiūrėkim, kaip atrodo šitas grožis. Ir
realiai šitas automobilis iš tikrųjų mane tai asmeniškai labai džiugina ir mes visi turim randų ir šitas automobilis irgi turi randą. Ką mes imam? Mes imam lipduką. Every car has story. Lešim žemyn ir... Lipduką. Ir jūs neužmirškit naudotis mano CarVertical nuolaidos kodu BN20, kad sužinotumėt visas istorijas apie automobilį. Na ir ką, mano mėlyje draugai, tai šitoj vietoj mes ir baigsime šį video su šiuo Eclipse'u. Ir tikrai, netikėtas pirkinys, visiškai netikėtas, bet mes turim tam tikrų planų, ieškojom automobilio tam tikriems planams. Ir šis automobilis, aš manau, kad tikrai tiks tai, ką mes esam sugalvoję. O jūs parašykit komentaruose, kaip manot, kam mes jį pirkom ir kokia jo paskirtis bus. Ir taip pat parašykit komentarę, ar norėtumėt patys pralėkti, pasivažinėti su šiuo automobiliu. Ir ką, ačiū Jums, kad žiūrėjote, ačiū, kad iki galo pažiūrėjot ir padėkit like ant šio video ir pasubscribinkit arba prenumeruokit mano kanalą, nes tikrai dar laukia daug įdomaus turinio, daug įdomių dalykų, daug kelionių suplanuota ir tikrai dar įdomių automobilių, tik tai nespėju dėja visko sudėti Jums ir parodyti. Tikrai nespėju, šiandieną gyvenime taip yra, bet švarinuosi ir bus tikrai labai įdomaus turinio. Tad laikinam ir subscribinam ir važiuojam toliau.